nei automobilis, nei motociklas, tai yra Can Am Spyder RT Limited. Tai šiam Can Am nereikia A kategorijos teisių, užtenka B kategorijos, jeigu esi išsilaikęs iki 2012 metų. Vienas litras ir 74 kW. Galinė važiuoklės dalis yra ant pagalvių, tai komfortas tikrai labai geras. Sėdynės minkštos, patogios ir gražios. Tai panelė gan paprasta, bet tikrai neprasta. Čia galime reguliuoti savo galinio rato kietumą, minkštumą. Turime šildomas rankenas, turime gan išsamų ekraniuką, turime radiją, žinoma, tai važiuojant tikrai garsas girdisi radijos. Tai priekinės stabdžių rankenos irgi nėra. Turime vieną kojinį stabdį, su kuriuo stabdosi visas triratis. Tai šitas Can Amas tikrai važiuoja įdomiai, turi tikrai savo savotišką romantiką. Bėgiai labai lengvai junginėjasi, tiesiog paspaudėte pliusiuką ir pusiau automatinė dėžė perjungia. Tikrai važiavimo pojūtis įdomus, kai važiuoja į posūkius. Tai traukos tikrai yra. Važiuoja tikrai, kaip ir sakau, įdomiai, ta prasme. Trauka gera, važiuoja labai stabiliai ant kelio, labai stabiliai stovi, nesijaučia kažkokių nestiprumų, nelygumų. Taipogi su šiuo triračiu labai patogu keliauti, vietos turime tikrai daug. Viena bagažinė, antra bagažinė, trečia bagažinė, taip pat priekyje turime dar vieną bagažinę. Tai šis variantas tikrai yra patogus ir įdomus tiek ilgose, tiek trumpose kelionėse. Trauka tikrai labai gera. Nuvažiavęs į save 52 000 km, tai šio Can Am kaina yra 12 900 €. Galime suteikti visas lizingo paslaugas, mango draudimo nuo gedimų, togi gali keisti ir savo automobilį. Tad įdomina kažkas įdomesnio nei automobilis, bet truputį paprastesnio nei motociklas, šis modelis gali būti tau.